Labą dieną visiems. Malonu Jūs matyti. Man šiaip labai smagu, kad vis dėlto tokia kompanija žmonių susirinko. Kai buvo paskelbta, kad tik tai vienas žmogus nuo federacijos, tai aš galvojau, kad čia tik tai ir bus 10 žmonių, o vis dėlto yra dar žmonių, kurie svajoja, kuriem rūpi, kurie rūpinasi Aeroklubo ateitim. Situacija tiksliai, Jurgis Kairys labai didelės emocijas čia reiškia, bet jinai tokia ir yra. Jis reaguoja vienaip ar kitaip, bet suprantat, bet situacija yra labai sudėtinga. Vis dėlto įvertinkim tos 3 metus, gaila, kad Vydas pabėgo, bet jeigu jisai atėjo į šitą konferenciją, reikia jau atlaikyti, reikia išbūt. Vis dėlto, jis gal neįvertino, gal kas jį, reiškia, siūlė į šitą postą neįvertino, bet mes visi elgiamės taip turbūt kaip visa Lietuva dabar. Mes išrenkam vieną Seimą, paskui jie yra patys blogiausi, paskui kitą Seimą vėl patys blogiausi, paskui prezidentą vėl durniausias tas, suprantat, reiškia, o patys irgi, nesugebam, nemokam, negalim nieko padaryti. Tai yra sudėtinga situacija. Minkim prieš 3 metus. Reiškia, buvo kandidatas Šurkus ir buvo kandidatas Karčiauskas. Už Šurkų balsavo 9 balsai, tai tik tai Oreivių draugijos federacijos, suprantat? Visi kiti, reiškia, ten 10, vadinkim, balsų, ar ten 100 balsų, reiškia, tada buvo, reiškia, vieną kandidatą tik tai parėmė. Dabar, praėjus 2 metai, viskas. Jau jis yra blogiausias, yra jau, norime jį apvadinam. Tai įvertinkit, kur jūs buvot tada, kai rinkot, reiškia, visi, tai neškit atsakomybę, neškim visi tada atsakomybę tą, tai reiškia, tam žmogui nepadėjom, jo nesujudinom, reiškia, mes kažkur tai, negalima jo irgi dabar nusodinti visiškai, kad žmogus nueitų ten, reikėjo jį sustabdyti tada prieš sekančius rinkimus. 2 metai pabuvo, po metų jo rinkimo, prisiminkim. Negražu taip sakyti, o aš sakiau, bet po metų aš vienintelis čia buvau, kur sakiau, kad siūlau prezidento atsistatydinti. Jau po metų tada. Visiems buvo kažkodėl tai baisu. Tai reikėjo, daryti tą žingsnį. Mes dabar praradom 3 metus, suprantat. O mes, kiek aš čia matau, nesam tokie jauni. Mums 3 metai tai yra labai daug. Vaikai gali savo žaisti, suprantat, auga. O mes čia jau to, žinai, karstelius reikia ruošti, tai mes nėra kur labai įsibėgėti, mums reikia labai greitai, konkrečiai daryti. Faktas, mūsų situacija yra košmariška, suprantat? Laimėjo teisingai krepšininkai, todėl, kad jie sugebėjo iš valstybinių pinigų savo laikų, kai Kurtinaitį pastatė sporto ministrų, pavadinkim, sporto komiteto vadovų, jisai tada sukūrė visą struktūrą jiems, suprantat? Ir pasidarė tradicijos, kad reiškia milžinišką krūvą pinigų eina tenai. Iš tų pinigų jie išaugino savo sporto menedžerius ir jie dabar profesionaliai dirba. Mes neturim nieko, teisingai. Mes neturim nieko. Mes pradedam nuo nulio. Ir daleiskim man pasisakymas pono Mažinto, dabar vienintelio kandidato į prezidentus, man labai patiko. Optimistiškas, gražus, aš galvoju, kad vis dėlto, jeigu mes surašim tą, kaip sako, žuvis pūna nuo galvos, jeigu ta galva pas mus bus, kurią mes gerbsim, mes gal patys tada nešokinėsim tokiais negražiais elgesiais ir gal po biskį, net mums gėda bus nedirbti, nes mes kai kada nieko nedarom ir mums taip viskas gerai, o patogu, taip, suprantat, reiškia. Tai vis dėlto, jeigu atsiras tas lyderis pas mus, o mes to lyderio kol kas nesurasdavom, suprantat. Daleiskim, mano federacijai, keista situacija, bet tie 3 metai buvo labai sunku, bet kaip ten sakė rusai savo, talant должен быть голодный, ar ne, kaip sakė. Tai yra, jeigu tu esi alkanas, tai tada teisinga tavo jau energija eina, suprantat, tu teisingai dirbi. Ir pas mus, mes kuo mažiau pinigų gaudavom paskutiniu laiku, to geresni rezultatai buvo, suprantat. Tai yra, išgyventi įmanoma. Aš sakau, ta situacija labai Vladas gerai papasakoja čia, kokia konfliktinė buvo, gal kas neįgirdėjo, tą suprato, bet, reiškia,
Aš už tai, kad ją kažkokiu būdu ištaisyti, Oreivių draugija tiksliai, matot, gal kažkas suprato, kad Robertas, kai tapo laikinai einančių pareigas, tai reiškia, kad jisai atitinkamai iškart turėjo ar norėjo tapti čia prezidentu ir taip toliau, tai mes net savo kandidato nestatėm, Robertas net savo kandidatūros nekėlė dėl to, kad mes metam